Labą dieną. Džiaugiamės, kad jungiatės prie projekto klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Projektas yra finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Projekto partneriai: Pamukkale universitetas, Krajovos universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baskent universitetas, Suleiman Demirel universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas ir visų šių šalių kineziterapeutų asociacijos. Pamukkalės universitetas yra pagrindinis šio projekto koordinatorius. Ketvirtas modulis – denervuotų raumenų elektrostimuliacija. 4.2 pasireiškus atrofijai. Parengė Dilek Hande Esen ir Esra Dogru Huzmeli. Vertė ir įgarsino Erika Petraitytė. Įvadas. Elektrostimuliacija – tai saugus ir veiksmingas denervuotų raumenų gydymo metodas, kuris gali būti naudingas užkertant kelią atrofijai ir išsaugant denervuotų raumenų funkcinės savybės, išvaizdą ir morfologinės savybės. Nuo 21 amžiaus pirmojo dešimtmečio pradžios atlikus tyrimus su gyvūnais, o vėliau ir su žmonėmis, paaiškėjo, kad elektrostimuliacija gali pagreitinti periferinių nervų regeneraciją, užkirsti kelią raumenų atrofijai ir fibrozei, didinti jų jėgą ir skatinti po periferinių nervų pažeidimų denervuotų raumenų funkcijos atsistatymą. Morfologiniai denervuotų raumenų pokyčiai. Inervacija svarbi raumenų funkciniam ir struktūriniam vientisumui palaikyti. Dėl denervacijos raumenų negali stimuliuoti jų pačių motoriniai nervai. Dėl to pirma pasireiškia greitas ir smarkus raumenų masės sumažėjimas ir suprastėja gebėjimas valingai valdyti raumenis. Ir antra, didėja atrofija ir suyra sarkomerai. Galiausiai, denervuotiems raumenims netekus masės pasireiškia fibrozė. Tai yra, raumeninės skaidulos degeneruoja, o raumeninį audinį keičia riebalinis ir fibrozinis jungiamasis audinys. Raumenys tampa nebesužadinami, jie nebegali susitraukti, išsitempti ir tampa dirglūs. Taip pat pasireiškia neįprasti raumeninių skaidulų sandaros pokyčiai. Lėtai susitraukiančios oksidacinės skaidulos ima virsti greitai susitraukiančiomis skaidulomis, sumažėja raumenų pajėgumas išvystyti jėgą, atsparumas nuovargiui ir izometrinio susitraukimo greitis. Denervuotas raumuo taip pat tampa pažeidžiamesnis. Atlikus tam tikrus eksperimentus su gyvūnais nustatyta, kad denervacija skatina skeleto raumenų miofibrilių apoptozę ir sukelia transversinių vamzdelių morfologinius sutrikimus, dėl kurių sumažėja ryšys tarp gretimų transversinių vamzdelių su ardoma membranos struktūra. Denervuotų raumenų stimuliavimas. Pagrindinis denervuoto raumens elektrostimuliacijos tikslas – palaikyti gydomo denervuoto raumens nervo funkciją iki kol jis bus reinervuotas. Kiti stimuliacijos tikslai – užkirsti kelią raumenų atrofijai arba ją atitolinti, neleisti prarasti pradinių judesių modelių, palengvinti funkcijos atsistatymą ir padėti vystytis nervų ir raumenų kontroliai denervacijos fazėje. Todėl, naudojant ant odos dedamus elektrodus, elektrinė stimuliacija aktyvuoja raumeninės skaidulas, o ne motorinius nervus. Vieno tyrimo metu buvo nustatyta, kad 4 savaites po 1 valandą per dieną taikoma elektrinė stimuliacija padidino kai kurių genų slopinančių denervuoto raumens apoptozę ekspresiją ir buvo įmanoma užkirsti kelią raumeninių skaidulų atrofijai. Modifikuota nuolatinė srovė, pertraukiamoji galvaninė srovė. Denervuotas raumuo atsako į modifikuotą nuolatinę srovę arba kitaip pertraukiamąją galvaninę srovę, nuoroda į pirmą paveikslėlį. Nuolatinė srovė – tai srovė pasižyminti vienakrypčiu elektronų srautu į teigiamąjį polių. Ji taip pat gali būti vadinama galvaninė srovė arba nepertraukiama nuolatinė srovė.
Kad būtų stimuliuojamos denervuotos raumeninės skaidulos, reikia pertraukti srovę. Pertraukis dažniausia nuolatinės srovės modifikacija. Pertraukiamoji nuolatinė galvaninė srovė pradeda ir baigia judėti reguliariais intervalais. Pertraukiamąją galvaninę srovę gali išgauti visi šiuolaikiniai klinikinės paskirties elektroterapijos įrenginiai. Elektroterapijos įrenginiuose galima pasirinkti įvairios moduliacijos dažnį, impulso trukmę ir bangų formą. Modifikuota nuolatinė srovė, pertraukiamoji galvaninė srovė. Toliau išvardijamas denervuotiems raumenims stimuliuoti naudojamos nutrūkstančios galvaninės srovės gydomasis poveikis. Pirmiausia, tai yra denervuotų raumenų susitraukimas. Taip pat yra lėtinama dėl nejudumo kylanti atrofija ir arba sumažinama raumenų atrofija. Palaikoma raumenų jėga, išsaugomos morfologinės ir biocheminės raumenų savybės, pažeistų nervų atkūrimas ankstyvojoje stadijoje tampa lengvesnis ir raumenų susitraukimais skatinamas audinių išsivalymas ir metabolizmas. Stimuliacijos parametrai taikant modifikuotą nuolatinę srovę. Pagrindinis stimuliacijos parametrų pasirinkimą ribojantis veiksnys yra nesuvaldomas skausmo skaidulų ir šalia esančių raumenų ir arba audinių esančių tarp stimuliacijos vietos ir tikslinių raumenų stimuliavimas, į kurį būtina atkreipti dėmesį, kuriant tinkamą raumenų stimuliaciją. Be to, amplitudė reikalinga denervuotų raumenų skaidulų funkcijai aktyvuoti yra 10–100 kartų didesnė už amplitudę reikalingą sveikoms nervinėms skaiduloms aktyvuoti. Pertraukiamos galvaninės srovės tai vienfazės ilgų impulsų srovės. Toliau pateikiami pertraukiamosios galvaninės srovės parametrai. Impulso trukmė galima nuo 1 milisekundės iki 300 ar net 600 milisekundžių. Pulsų per sekundę dažnis lygus nuo 1 iki 100 Hz. Amplitudė arba dar kitaip intensyvumas gali pakilti arba staigiai nusileisti, pavyzdžiui, jeigu impulsai yra stačiakampiai, arba ji gali kilti ir leistis palaipsniui. Pavyzdžiui, jeigu impulsai yra trikampiai, panašus į dantytą pjūklą arba trapeciniai. Tuo pat metu, norint išgauti pageidaujamą sužadinimą ir susitraukimą, impulso trukmė turi būti 100–1000 kartų ilgesnė nei stimuliuojant įnervuotą raumenį. Todėl galima teigti, kad saugiai sužadinti denervuotą raumenį yra daug sudėtingesnė užduotis. Modifikuota nuolatinė srovė stimuliacijos parametrai. Denervuotų raumenų stimuliacijai dažniausiai naudojami stačiakampiai ir trikampiai impulsai. Stačiakampinių impulsų pranašumas prieš kitus yra tas, kad jie yra mažiau intensyvūs, negu reikia motoriniam nervui stimuliuoti susitraukimo metu. Trikampių impulsų pranašumas prieš kitus yra tas, kad pacientams šie impulsai yra mažiau skausmingi už stačiakampinių impulsų stimuliaciją. Nuoroda į antrą paveikslėlį. Jeigu degeneracija yra jau užsitęsusi, stačiakampinių impulsų iššaukiamas susitraukimo atsakas gali būti nepakankamas. Tokiais atvejais raumenų susitraukimą galima iššaukti palaipsniui keliant srovę. Rekomenduojama pabandyti abiejų formų impulsus ir nustatyti, kuria forma iššaukiamas pageidaujamas susitraukimo atsakas. Dažnai pasitaiko taip, kad kuo ilgiau būna užsitęsusi denervacija, tuo lėčiau reikia kelti srovės tankį. Įrangos parengimas ir panaudojimo technikos. Prieš pradėdamas gydymą kineziterapeutas turi įsitikinti, kad stimuliatorius veikia, patikrinti kitus aparatus, elektrodus, pagrindinį laidą ir laido gnybtą ir pats pajusti tekančią srovę. Stimuliacijai naudojami skirtingo tipo elektrodai. Klinikinėms reikmėms dažniausiai naudojami štai tokie elektrodai: lipnūs plokšteliniai elektrodai, guminiai anglies pluošto elektrodai, ant lazdelės tvirtinami nerūdijančio plieno diskiniai elektrodai. Nuoroda į trečią paveikslėlį.
Įrangos parengimas ir panaudojimo technikos. Priklausomai nuo gydomos srities dydžio naudojami diskiniai, kvadratiniai ir stačiakampiai elektrodai, kurių dydis gali būti nuo 1 iki 10 kvadratinių centimetrų. Siekiant išvengti tiesioginio odos sąlyčio su lazdeliniu diskiniu elektrodu arba guminiu anglies pluošto elektrodu, juos reikia įmauti į bent 1,5 cm storio kempinėlę arba medvilnės padelį. Į kempinėlę įmauti diskiniai elektrodai prieš naudojimą visada turi būti išmirkyti vandenyje. Naudojant guminius anglies pluošto elektrodus, pirma reikia sudrėkinti padelius ir tik tada į juos įmauti elektrodus. Apskritai, raumenys susitraukia daug lengviau, jeigu aktyvusis elektrodas būna katodas, prie neigiamo poliaus prijungtas elektrodas. Vieno seanso metu kiekvienas raumuo turi susitraukti maždaug 300 kartų, tačiau taip raumuo išvargs. Todėl norint veiksmingo gydymo, stimuliuojant kiekvieną raumenį derėtų jį sutraukti bent 90 kartų. 90 susitraukimų galima išdalyti į 2 ar 3 etapus. Srovės intensyvumas keliamas palaipsniui, iki kol pastebimas aiškus raumens susitraukimas. Monopoliarinė technika. Pasyvusis elektrodas dedamas ant raumenų grupės pradžios. Aktyvusis elektrodas dedamas aukščiau motorinio raumens taško, kad būtų maksimaliai stimuliuojamos raumeninės skaidulos. Standartinėje praktikoje plokštelinis elektrodas padelis naudojamas kaip pasyvusis elektrodas. Smulkesnį diskinį elektrodą geriau naudoti kaip aktyvųjį elektrodą. Kiekvienas raumuo susitraukia mažiausiai 90 kartų. Bipoliarinė technika. Naudojama vienu metu stimuliuoti daugiau nei vieną raumenį. Raumenys stimuliuojami uždedant 2 vienodo dydžio plokštelinius elektrodus arba padelius ant raumenų grupės pradžios vietos arba intarpo. Anodas, pasyvusis elektrodas, dedamas distaliau. Jeigu neiššaukiami pakankami susitraukimai, elektrodų vietos keičiamos. Kiekvieną stimuliacijos seansą galima sudaryti iš 3–10 minučių trukmės stimuliavimo ciklų, kuriuos skiria 5 minučių poilsio intervalai. Nuoroda į 4 paveikslėlį. Pavojai, atsargumo priemonės, rekomendacijos ir kontraindikacijos. Pavojai. Dėl perteklinės stimuliacijos ar per ilgų gydymo seansų gali išberti odą arba ji gali niežtėti. Atsargumo priemonės. Kad oda gydymo metu būtų kuo laidesnė, patariama prieš tai nuskusti plaukus. Rekomendacijos. Po gydymo patariama tepti odą drėkinamuoju kremu. Jeigu pacientas turi atvirų žaizdų, yra sunkiai išbertas, turi aknę, nešioja paviršinį metalinį implantą arba nenori stimuliacijos, stimuliuoti draudžiama. Pertraukiamos galvaninės srovės taikymas kai kurioms įprastoms klinikinėms būklėms gydyti. Veidinio nervo neuropatija arba kitaip Belo paralyžius. Tiksliniai raumenys. Veido raumenys, kaktinis, antakių sutraukiamasis, žiedinis akies raumuo, akių vokų, keliamasis viršutinės lūpos ir nosies sparnelio raumuo, keliamasis viršutinės lūpos raumuo, keliamasis lūpų kampo raumuo, juoko raumuo, žiedinis burnos raumuo, nuleidžiamasis lūpų kampo raumuo, nuleidžiamasis apatinės lūpos raumuo ir smakro raumuo. Srovės parametrai. Monofazinė stačiakampinė 100 milisekundžių impulso trukmės, 300 milisekundžių intervalo ir 2,5 Hz dažnio srovė. Naudojimo technika. Monopoliarinė technika naudojant pasyvųjį 5 su 5 cm guminį anglies pluošto elektrodą ir aktyvųjį lazdelinį 1 su 1 cm nerūdijančio plieno disko elektrodą. Nuoroda į 5 paveikslėlį. Naudojant bipoliarinę techniką galima 7 kvadratinių centimetrų katodo elektrodas. Jis dedamas ant proksimalios
toje pačioje pusėje esančios rankos dalies, o 3 kvadratinių centimetrų anodo elektrodą galima dėti ant kiekvieno raumens. Gydymo trukmė. Kiekvieną gydymo seansą sudaro mažiausiai 3 po 30 susitraukimų sukeliantys ciklai. Seansai gali vykti 5 dienas per savaitę. Gydymo trukmė varijuoja nuo 2 iki 6 mėnesių. Gydymą privalo atlikti vienas ir tas pats kineziterapeutas. Skruosto raumens denervacija. Srovės parametrai. Dvifazių trikampių ir stačiakampių bangos sekos po 20 impulsų, kurių kiekvieno trukmė 50 milisekundžių su 7 impulsais per sekundę ir 50 milisekundžių pauzė. Elektrodų išdėstymas. Siekiant nesuaktyvinti nereikalingų kitų veido raumenų, 2 60 su 40 mm ovalaus paviršiaus lipnūs plokšteliniai elektrodai išdėstomi pagal tikslinį raumenį kuo arčiau burnos kampo. Katodas viršuje, o anodas apačioje. Nuoroda į 6 paveikslėlį. Naudojimo technika. Bipoliarinė technika. Nenaudojant orientacinio elektrodo elektriniam laukui į žastikaulio sritį nukreipti, raumuo stimuliuojamas bipoliniu būdu. Amplitudė keliama palaipsniui pusę miliampero žingsniais iki kol pastebimai sujuda. Gydymo trukmė 30-60 kiekvieno raumens susitraukimų. Patarimas. Siekiant geriausių gydymo rezultatų ir naudos, pirmam seansui nustatytus parametrus bei elektrodų išdėstymą galima keisti per kitus seansus. Žasto rezginio trauma. Tiksliniai raumenys. Ilgieji riešo ir pirštų lenkiamieji raumenys. Srovės parametrai. Stačiakampiai impulsai, kurių impulsų trukmė yra nuo 100 iki 300 milisekundžių, arba specifiniai trapeciniai impulsai ilgalaikiai stimuliacijai 1 Hz dažniu, 1 impulsas per sekundę. Paciento kūno padėtis. Pacientas sėdi stačiai kėdėje atsilošęs, dilbis priešais juosmenį, gydymo sritis gali būti atremta į stalą su pagalvėle. Elektrodų išdėstymas. Plokštelinis elektrodas naudojamas kaip pasyvusis elektrodas, teigiamas polius, ir dedamas ant viršutinės dilbio vidinės dalies šalia alkūnės, kur prasideda dilbio lenkiamieji raumenys. Metalinis diskinis į kempinėlę įmautas elektrodas, pritvirtintas prie lazdelinio laikiklio, naudojamas kaip aktyvusis elektrodas, neigiamas polius, ir dedamas ant raumens motorinio taško bei slankiojamas aukštyn žemyn, kad kiekvienas stimuliuojamas raumuo pastebimai susitrauktų. Nuoroda į 7 paveikslėlį. Naudojimo technika. Monopoliarinė technika. Gydymo trukmė. Bent 90 kiekvieno raumens susitraukimų vienu prisėdimu. Žasto rezginio trauma. Tiksliniai raumenys. Vidiniai rankos raumenys. Srovės parametrai. Tokie pat kaip stimuliuojant ilguosius riešo ir pirštų lenkiamuosius raumenis. Paciento kūno padėtis. Tokia pat kaip ir stimuliuojant lenkiamųjų dilbio raumenų grupę. Elektrodų išdėstymas. Pasyvus elektrodas, anodas, dedamas ant distalinio dilbio trečdalio, kur šalia paviršiaus yra vidurinis ir alkūninis nervai. Aktyvusis elektrodas, katodas, dedamas ant vidinio raumens vidurio vienas paskui kitą, taip siekiant sukelti reikiamą kiekvieno raumens susitraukimų skaičių. Nuoroda į 8 paveikslėlį. Gydymo trukmė. Vieno seanso metu kiekvienas reabilituojamas raumuo turi susitraukti bent po 90 kartų. Krentanti pėda. Tiksliniai raumenys. Lenkiamųjų ir sukamųjų pėdos raumenų grupė. Priekinis blauzdos raumuo, ilgasis tiesiamasis kojos nykščio raumuo, ilgasis ir trumpasis tiesiamasis pirštų raumuo, ilgasis ir trumpasis šeivinis raumuo. Nuoroda į 9 paveikslėlį. Srovės parametrai. Stačiakampiai 100 milisekundžių trukmės ir 1 Hz dažnio impulsai. Elektrodų išdėstymas.
Pasyvusis elektrodas, teigiamas polius, dengia šeivikaulio galvutę ties pėdos lenkiamųjų ir sukamųjų raumenų pradžia, ten, kur šeivinis nervas yra arčiausiai paviršiaus. Siekiant iššaukti reikiamą visų stimuliuojamų raumenų susitraukimų skaičių, aktyvusis elektrodas, neigiamas polius, dedamas ant kojos priekinės išorinės srities raumenų distalinių 2/3 ir distalinio trečdalio. Krentanti pėda. Naudojimo technika. Bipoliarinė technika. Gydymo trukmė. 10 minučių stimuliacijos ir 3-5 minutės poilsio ciklas laikomas viena seka. Kiekvieną seansą sudaro 2-3 iš eilės daromos sekos priklausomai nuo raumenų nuovargio. Gydymo trukmė varijuoja nuo 30 iki 45 minučių. Patarimas. Plika gydymo vietos oda bus laidesnė dėl didesnio tiesiai ant odos esančio elektrodo paviršiaus ploto. Jeigu tai įmanoma, pacientas paprašomas prieš gydymo seansą nuskusti gydymo sritį. Kintamoji srovė arba kitaip dvifazė srovė. Kita vertus, kintamosios srovės, dar vadinamos dvifazinėmis srovėmis, kiekvieno atskiro impulso metu generuoja 2 skirtingų fazių bangas. Dvifazė kintamoji srovė pasižymi dvikrypčių srovės tekėjimu, kai su kiekvienu impulsu pasikeičia poliškumas arba kryptis. Ta pati srovė gali tekėti viena kryptimi, nuolatinė srovė, arba priešinga kryptimi, kintamoji srovė. Nuolatinės ir arba kintamosios srovės forma gali būti modifikuota kaip impulsinės srovės forma. Impulsinių srovių tėkmė įprastai yra pertraukiamoji. Tai reiškia, kad tarp impulsų yra intervalų, kai srovė trumpam laikui neteka. Nuoroda į 10 paveikslėlį. Kintamosios srovės, dvifazės srovės, gydomasis poveikis ir stimuliacijos parametrai. Kintamoji srovė yra veiksmingas būdas mažinti atrofiją po denervacijos ir toliau stabdyti atrofijos eigą denervacijai tęsiantis. Dvifazė kintamoji srovė gali būti simetrinė ir asimetrinė. Simetrinė dvifazė srovė pasižymi tuo, kad kiekvieno impulso fazės trunka tiek pat, jų vienodas dažnis ir bangos forma. Elektroterapijos įrenginio išgaunamos kintamosios srovės bangos gali būti stačiakampės, sinusoidinės arba trikampės. Stimuliuojant galima naudoti kintamąsias sroves, kurios gali būti moduliuojamos vientisai arba su pertrūkiais. Denervuotiems raumenims stimuliuoti labiau tinkama naudoti su pertrūkiais moduliuojama kintamoji srovė. Kintamosios srovės, dvifazės srovės gydomasis poveikis ir stimuliacijos parametrai. Impulso trukmė yra ilgesnė nei 1 milisekundė. Įprastai naudojamos srovės dažnis būna mažesnis nei 50 Hz, kad nekiltų tetaniniai susitraukimai. Jie greitai išvargina. 25 impulsų per sekundę, 25 Hz, dažnio gali pakakti tuo pat metu tiek lėtai, tiek greitai susitraukiančioms raumeniniams skaiduloms stimuliuoti. Pageidaujamus raumenų susitraukimus galima sukelti ir žemo intensyvumo srovė. Kiekvieno impulso amplitudė atitinka srovės intensyvumą. Kintamosios srovės panaudojimas gydant tam tikrus denervacijos atvejus. Ankstesniais metais kai kurie mokslininkai tyrė kintamosios srovės elektrostimuliacijos poveikį žmonių, kurių keturgalvis šlaunies raumuo denervuotas jau nuo 6 mėnesių iki 10 metų denervacijai. Kai kurie šiuos tyrimus atlikę tyrėjai denervuotų raumenų stimuliaciją vadino funkcinė elektrostimuliacija. Gydymas buvo atliekamas dvifaziais stačiakampiais impulsais, kurių srovės stiprumas buvo iki 250 mA, impulso trukmė 30–150 ms, impulsų dažnis nuo 2 iki 22 Hz ir buvo taikomas 5 dienas per savaitę. Raumenims gyjant buvo mažinama ir impulso trukmė. Lygiagrečiai mažinant impulso trukmę buvo didinamas impulso dažnis. Pavyzdžiui,
Pradinė impulso trukmė virš 100 milisekundžių po 3 mėnesių gali būti sutrumpinta iki 30–50 milisekundžių, o impulso dažnis palaipsniui didinamas iki 15–25 Hz, kad stimuliuojamiems raumenims palaipsniui įvyktų tetaniniai susitraukimai. Apibendrinant, šių susijusių tyrimų santrauka yra tokia. Žmonėms, kuriems dėl nugaros smegenų sužalojimo yra pažeistas apatinis motorinis neuronas ir raumenys yra ilgai denervuoti, taikant aukščiau aprašytų parametrų kintamąją srovę, galima sumažinti raumenų atrofiją ir pasiekti hipertrofiją. Kintamosios srovės panaudojimas gydant tam tikrus denervacijos atvejus. Mokruš ir bendraautoriai išrado naują elektrostimuliacijos būdą, kuriame buvo išsaugota triušių raumenų jėga, gydant trumpai ir naudojant mažiausio intensyvumo srovę. Šiame tyrime stimuliuoti pradėta 28 dieną po denervacijos. Gydymas vidutiniškai užtruko 16 savaičių, o stimuliuojama buvo kartą per dieną. Gydymo metu buvo telktas ties denervuota lenkiamųjų galinių kojų raumenų grupe. Buvo naudojama štai tokių parametrų srovė. Dvifazis, impulsas keičia kryptį po 10 milisekundžių, stačiakampis impulsas, kurio trukmė 20 milisekundžių, srovės stiprumas 20 mA, o po 20 milisekundžių ciklo buvo skiriamas 20 milisekundžių poilsio laikas. Kiekvieną dieną vykdyti 2 gydymo seansai. Pauzė tarp jų buvo 12 valandų. Kiekvienas seansas truko 6 minutes. Po minutės nepertraukiamo stimuliavimo sekė 5 minučių pauzė. Gydymo metu patiriamas nuovargis buvo nedidelis. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad lėtai denervuotų raumeninių skaidulų skersmuo dėl elektrinės stimuliacijos išliko 72–86%, o nestimuliuojamų gyvūnų raumenų skaidulų skersmuo palyginus su norma sumažėjo 40%. Išvados. Mokslinių tyrimų rezultatai teigia, kad elektrostimuliacija skatina denervuotų raumenų susitraukiamumą, tačiau dėl nepakankamų įrodymų šiuo klausimu vis dar nėra bendro sutarimo. Tačiau įvertinti stimuliacijos veiksmingumą nėra taip jau lengva, nes funkcijos atkūrimą po nervinių pažeidimų lemia daugybė veiksnių. Nors nustatyta, kad elektrinė stimuliacija skatina aksonų atsikūrimą ir funkcinę reabilitaciją po denervacijos, konkretūs veiksmingos stimuliacijos mechanizmai ir veiksmingo gydymo stimuliacijos parametrai nėra aiškus. Be to, nors elektrinė stimuliacija ir veiksmingai gydo denervaciją, po jos gali pasireikšti šalutinis poveikis. Kaip teigia Hussain ir bendraautoriai, ilgalaikė stimuliacija gali sukelti neuroraumeninės sinapsės anomalijas ir sumažinti skeleto raumenų sužadinamumą. Įnervuotų skeleto raumenų stimuliacija taip pat gali pakenkti asinchroninių nervų išgyvenamumui. Elektrostimuliacija gali trukdyti nervų funkcijos atsistatymui, jeigu stimuliuojami nervai ir raumenys jungiasi asinchroniškai. Išvados. Stačiakampiai impulsai yra pagrindinis srovės pasirinkimas. Elektrostimuliacija yra veiksminga priemonė raumenų skerspjūvio plotui, raumeninių skaidulų apimčiai didinti bei raumenims auginti esant apatinių motorinių neuronų denervacijai po nugaros smegenų sužalojimo. Apibendrinant, galvaninė srovė yra nauja stimuliacijos technika, kurią galima taikyti nugaros smegenų sužalojimą patyrusių pacientų raumenų denervacijai gydyti. Kad denervuoti raumenys susitrauktų, kiekvienos tikslinės raumenų skaidulos sarkolemą reikia depolarizuoti tinkamais stimuliavimo parametrais. Išvados. Impulso trukmė turi būti didesnė arba lygi denervuotų raumenų chronaksės vertei. Po denervacijos pailgėja tikslinio raumens chronaksė. Be to, moksliniuose tyrimuose teigiama, kad srovės impulso trukmė įprastai siekia 10–40 milisekundžių ar net 200 milisekundžių. Norint tinkamai stimuliuoti denervuotą raumenį, reikalingi ilgesnės trukmės impulsai palyginti su įnervuoto raumens stimuliacija.
Todėl norint užtikrinti visų denervuotų raumenų skaidulų stimuliavimą per pirmuosius gydymo seansus, gali prireikti bent 100 milisekundžių impulso. Be to, moksliniuose tyrimuose teigiama, kad naudojamos srovės impulso trukmė įprastai siekia 10-40 ar net 200 milisekundžių. Impulso dažnis varijuoja nuo 1 iki 25 Hz. Patariama nenaudoti mažesnės nei 30 Hz srovės, kad raumenys neišvargtų. Srovės tankis didinamas tol, kol įvyksta matomas susitraukimas ir toliau stimuliuojama šiuo miliamperų intensyvumu. Monopoliarinė technika naudojama izoliuotiems raumenims stimuliuoti, bipoliarinė keliems raumenims stimuliuoti vienu metu arba giliųjų raumenų grupėms stimuliuoti. Nepaisant naudojamos stimuliavimo technikos, raumenis rekomenduojama stimuliuoti 5 dienas per savaitę po 30-60 minučių per dieną. Išvados. Denervuotiems raumenims stimuliuoti įprastai naudojamos 2 tipų srovės. Tai yra nuolatinė ir kintamoji srovės. Abi srovės moduliuojamos pertrūkiais. Nuolatinės arba kintamosios srovės impulsų trukmė būna ilgesnė nei 10 milisekundžių, o pagrindinė bangos forma dažnai būna stačiakampė. Pagrindiniai šių srovių skirtumai yra tie, kad nuolatinės srovės elektronų srautas yra vienakryptis, vienfazis, o kintamosios dvikryptis, dvifazis. Kintamosios srovės elektronų srautas gali būti vaizduojamas sinusoide, o impulsas gali būti simetriškas arba asimetriškas. Svarbu paminėti, kad elektroterapiją reikia derinti su fiziniais pratimais, siekiant padidinti denervuotų raumenų stimuliacijos veiksmingumą. Dažniausiai pasireiškiančioms raumenų denervacijos patologijoms standartizuoto klinikinio protokolo nėra. Be to, prekyboje esantis prietaisai šiuo metu nepasižymi tokiomis elektrostimuliacijos savybėmis, kokiomis pasižymi sėkmingus rezultatus tyrimuose pasiekiantys prietaisai. Rengiant šį darbą buvo naudojami įvairūs moksliniai šaltiniai. Ačiū, kad domitės elektroterapijos pritaikymo galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje.